minučių ir patapti viskas live. Klausyk, o kaip tu padarai tą live evento reminderį? Pasigūglinau, how to schedule a live stream. Paskui parodysiu. Gerai atrodė. Taip, kad tipo Ir tu reminderį. užsimeti ir tau išmeta. šoka visas priminimas. Tai žiauriai toks. Aš tau turiu tą klausimus surašęs, bet manau, kad on the go ten... Jinai sakys klausimus, ne? Aš pažiūrėsiu iš telefono klausimus. Okay. Tai bus dar paprasčiau. Okay. Žinai, Okay. toks paprastas. Tai nežinau, ir kitą, kaip pasakys, kad tenais mes esam eteryje, mes turėtume kaip ir... Esam ar nesam eteryje? Na, tipo, rašo, žinai, šitai. Va? O? Yes. Yes. We are live. Live. Tuoj, žiūrim, ar tikrai, aš čia visą laiką lyga, visą laiką patikrinti, ar tikrai viskas Būtinai. streamina. Nes Jo. niekada negali žinoti. Babam. Yes. Yes, esam. Artūras matos, Žilvinas matosi, puiku. Gerai, tai ką, sveiki visi žiūrovai, kas įsijungėt. Sveikas Artūrai. Labas, Žilvinai. Žinau, kad ten dar kol visi ten suveiks Facebooko, visi bairiai ten prisijungs ir visą kitą ir taip toliau ir panašiai. Tai kol dar visi jungiais papasakok, ką tu čia geri. Nes aš galvoju, kad čia yra Mandos Margansovka, taip. Margansovka. Tai sako, padeda virškinimui. Aš geriu paprastą vandenį ir džiaugiuosi. Ne, iš tiesų tai čia yra aminų rūgštis, BCA su gliutaminu. Aš nesenai sirgau ir šiaip laikausi dabar dietos, tai nelabai tikiu, esu skeptiškas tiem papildam visam kitam, bet kai dabar laikausi dietos ir negaliu saldumynų, šitas daiktas yra saldus. Bent jau tiek. Ir suprantate, atitolina tą saldumynų poreikį. Aš tau padėjau čia specialiai va Fortūnų. Ačiū tavo. Čia specialiai, kad perzint manęs. Čia žinai, kad cupas, tas pigus, baltas, blogas, cukrus. Aš pats su saldainiu tai nevalgau, bet ateinant klientai susitikimus, tai jie sušviečia tos saldainius. Sako, štai su vafliais labai gerai. Tai visi namuose turbūt sveikuoliai, sportininkai turi saldumynų ir šokoladų, kuriuos duoda svečiam, o patys nevalgo. Gerai, tai žiūrėk, aš dar kartą pasičekinau, čia viskas laivas eina, 40 žmonių prisijungia, manau, kad ten dar daugiau prisijungs. Tiem, kas prisijungia, tai ačiū, kad prisijungiat, būtų labai faina, jeigu pasidalintumėt šito live streamu su savo draugais, tiesiog pasišėrintumėt ant savo sienos, kad daugiau žmonių galėtų įsijungti ir per pietus truputėlį gauti galbūt motyvacijos, imti kažką ir pradėti daryti. Tai šiandien iš esmės tema bus, ką aš noriu Artūrą iškvosti, kadangi tam kelyje aš jį žinau jau seniai, ką jis daro su vlogais, tai iškvosti, kaip tau viskas sekėsi pradėti, kodėl tu tą vloginimą pradėjai, tos motyvuotus atletus, iš viso visą tą koncepciją ir tikslas yra įkvėpti galbūt dar keletą žmonių, padaryti kažką su savo profesija, galbūt kažkokia tai mama sėdi namuose mezga ir galėtų, nežinau, su mezginiais tą patį pradėti. Tai vat, klausimas Artūrai, žiūrėk, mes tada jau 2 metai, kada vasarą vaikščiam ir kalbėjom apie ten, kad būtų puslapį paleisti. Mes vasarą prieš paleidimą kalbėjom, o lygiai dabar yra 2 metai, kaip projektas gyvuoja, Okay. o tiem videoblogam 2 metai bus balandžio pabaigoje. Okay. Tai gerai, tai iš kur ta visa idėja atsirado, tugi mes pažįstame kada, nuo univero laikų, ne? Taip. Taigi tu buvai normalus studentas, su akinukais, kūdas. Labai kūdas. Labai kūdas. Dirbai ir dabar jau mažiau dirbi darbą, bet dirbai darbą, kokio velnio tau iš vis reikėjo lysti į tą visą viešą erdvę? Iš tiesų aš ir dabar dirbu toliau. Iš kur ta koncepcija, iš kur ta visas? Ir dabar dirbu toliau, Žilvinai, nepaslaptis, kad dirbu su laikrodžiais ir tą darau. Mes dar turėsim aptarti mano laikrodžių vieną įsigymą. Taip. Kaip tik apie tą užsakymą galėsim pakalbėti vėliau. Bet iš tiesų tai neapleidžiu savo pirmo darbo ir to pagrindinio darbo. Ir idėja daryti kažką tai užklasinių tokių veiklą laiku, tai gimė iš užsienio. Ten tas jau yra senai daroma ir daug metų ir aš ilgus metus stebėjau tos vlogerius užsienyje, kurie tikrai darė įdomius video, bet idėja pati kilo tuo metu, kai žmonės pradėjo manęs klausinėti, kaip tau sekasi čia pasiekti tos rezultatus. Jau kai sportavai. Taip, kaip tu sportuoji, kaip tau pasisekė mesti gerti, mesti rūkyti, mesti tūsint ir sveikai gyventi, kaip tu išsigydei gastritą, kaip tu išsigydei skydliaukę, kaip tas, kaip anas. Ir aš galvoju, visiems tą pasakot, gal pradėti kažką tai daryti panašaus Lietuvoje. Aišku, buvo sunku.
tu žinotum, kiek atkalbinėjo žmonių. Tu buvai tas vienas, kuris įkalbinėjo pradėti ir bandai man paaiškinti, kad viskas yra įmanoma, bet kiek buvo aplinkui žmonių, kurie atkalbinėjo ir netgi artimųjų žmonių. Ir po to, kokie buvo... žmonės apkalbėjęs, tenais bus visokio negatyvo ir taip toliau. Bet to ir yra. To savas, bet tai mes spėsim pakalbėti. To iki šiol yra, bet pradžioje tai buvo wow. Aš nežinau, tai turi būti stiprių, kaip sakant, kad atlaikyti... Nervo, ne? Taip, nes atlaikyti tą negatyvo bangą, kuri ateina, kai tu tik pradedi, nes tu esi niekas visiems. Tave žino tik draugai. Ir kas tu toks, kad čia pasakotum? Kad tu aiškintum. Taip, kas tu toks, kad tu čia aiškintum? Nes pas mus nepaslaptis Lietuvoje, na ir gal ir užsienį, ne gal, bet taip yra, visi viską žino. Ir jeigu tu kažkam bandai pasakyti savo teoriją, dažniausiai daugelis paneigs, gal vienas kitas įsiklausys. Bet mano mintis buvo ir yra iki šiol. Nesvarbu, kad tada mane sekė 1000, o dabar seka 70 000. Mano mintis yra iki šiol viena ir tikslas, tai jog jeigu aš sugebu padėti vienam žmogui per dieną, įkvėpti jį pasikeisti, ir aš savaitės bėgiais sulaukiu laiškų, kur man parašo žmonės, klausyk, aš žiūrėdamas tavo video kelis metus, neužsisakinėjau tavo paslaugų, nieko, bet aš tiesiog pradėjau sveikai maitintis, įkvėptas tavęs, aš numečiau 20-30 kg, aš išsigydžiau ten širdies ligas. Ir man tai yra motyvacija toliau daryti, dėl to, kad aš jaučiu, kad aš padariau kažką tai gerą. Nu, čia tikriausiai viena tai, vadinkim taip, karmos tie taškai, tas kas grįžta kaip geras, tas feedbackas geras ryšys, tikriausiai didžiausia dovana, ką mes turim. Ir iš tikrųjų, lygiai taip pat aš darau ten video ir taip toliau, man vienas smagiausias dalykas yra tai, kad žmonės parašo, kad kažkam tu su ta visa gera energija kažką pagelbėjai, kažkokį tai gerą impactą davėjai jo gyvenimą. Gerai, tai idėja, reiškia, realiai nukopijuoti, tai nebuvo kažkokia vloginimas, tas nėra kažkokia originali idėja, kad to nebuvo pasaulyje, čia nieko unikalaus, ne? Ir tu esi supermenas kažkoks, kad darai. Tikrai ne, nes aš manau, kad dabar dviratį išrasti yra labai sudėtinga, o tie, kurie išranda, tai jie yra Zuckerbergai ir jie gyvena kitoje... Čia next level shit, ne? Jo, kažkur tai gyvena kitoje erdvėje, bet tų žmonių yra vienetai ir mes juos žinome, o visi kiti tai yra tiesiog... Tai yra nėra, kad kopijavimas, tai yra tiesiog galbūt pritaikymas įvairių dalykų, būtent koncepcijų pačių savo ir viskas. Tu nebūtinai turi daryti kaip kažkoks tavo tenai būtent pavyzdys, iš kurio tu pasisėmei tų minčių, bet tu gali pasisemti įvairių pavyzdžių ir pritaikyti savo. Ta aš dariau, bet esmė iš tikrųjų visam šitam dalyke, tai yra nusistovėti ties savo tikslų ir savo darbų, nesimėtyti. Nes... Važiuok, pakalbėkime apie pačią pradžią, nes manau, kad daug žmonių, tokių, kurie ten straglina, tenais ir bijo, kaip aš čia pradėsiu, kaip mane reaguos, ką pirmą įdėti, kokį postą, žinai, vėliau pakalbėsim apie tai, kaip ten monetarizuoti, iš kur pinigai ateina ir visą kitą. Manau, kad čia daugam bus įdomu. Beje, Hebra, kas žiūrit, klausimų mes laukiam, čia telefoną pasidėjau specialiai tam, kad galėčiau pažiūrėti jūsų klausimus, tai vėl spauskit pasidalinti, spauskit pasišerinkit su draugais ir klausimus mes atsakinėsim su Artūru, bet labai noriu, kad žmonės gautų įkvėpimo, padaryti galbūt tą pirmą žingsnį, duoti truputėlį to tokio impacto. Žiūrėk, pirmas pats dalykas, ką tu į viešą tokį padarei, kas buvo pati pradžia, ką tu pasidarei, ką tu pasirašai, kad pradėti save viešinti, ten Facebookas, Instagramas, koks buvo galbūt net pirmas postas, prisiminiau, buvo? Buvo Facebookas ir pirmas postas tai buvo mano transformacija. Aš nesu sportininkas, aš nesu atletas, nesu varžybų dalyvis, bet aš tiesiog pasidalinau savo transformaciją, ką man pavyko savo žiniom, savo įprasto darbo, grafikų, randant laiko pasportuoti, kaip ir daugelis žmonių tą daro, pasiekti, kaip ir tu sakai, buvau tas kūdas su akinukais. Aš atsimenu tą nuotrauką, ten tokie su vaikonu, su akinukais, toks stovi. Šitą ir šalia tas, kur jau patiuninguotas Artūras. Tai va ta tiuninginė nuotrauka, kur tuningas ir tas širdžių ėdikas, tai tą nuotrauką aš įkėliau ir... tą nuotrauką aš įkėliau, aprašiau savo jausmus. Ir tiesiog jinai buvo pastebėta 15 minučių Delfi ir kažkaip tai... Jo, atsimenu, po to realiai natūraliai, ten straipsniai pasigavo spauda. Daugelis, aišku, rašė, kad čia viskas nupirkta ir panašiai, bet
Nu, reiktų iš tikrųjų logiškai pagalvoti, kam tą reiktų pirkti, jeigu tu sukūrei projektą ir tu nieko neparduodi. Aš metus laiko realiai nieko nepardavinėjau, aš tik kūriau. Tai buvo tiesiog kūryba, savirealizacija, nes aš paraleliai dirbau normalų full-time jobą ir tiesiog kūriau videoblogus ir medžiagą tiesiog žmonėm. Ir čia labai geras pointas, ką noriu, kad daug kas įsidėtų savo. Vat Artūro žodžiai, pirmus metus aš kūriau ir nieko nepardavinėjau. Ir ką aš pastebiu, kad Hebra dabar nori ateiti į tą video marketingą, visą vloginimą ir net nepradėję daryti, jau ieško, kur pasidaryti babkių. Dar net nesukūrė nieko, nieko, zero, jokio viso vertės, jokio turinio, duokit man, kur monetarizuoti. Turinys. Ir žinai, kitas dalykas, ne tik turinys, bet ką tu gali, kokią vertę perduoti žmogui su savo tais video. Nebūtinai video, tai gali būti straipsniai, tai gali būti podcastai, bet kas. Bet esmė, kokią tu vertę duodi. Jeigu tu galvoji, kad tu sukursi 1-2 video tik dėl to, kad tau atrodo, kad tu fainas tam pačiam video, tai niekam tai neįdomu. Tada tas video turi būti informatyvus, tu turi pasakyti prieš ir, tai yra už ir prieš. Tu turi duoti žmogui kažkokios informacijos, kad jisai vertintų tavo kažkokius sugebėjimus ir automatiškai su laiku tų sekėjų atsiras daugiau ir jie patikės tuo, ką tu sakai, nes tai bus įrodyta tavo darbais. Ir gal kažką pirks kažką. Ir tada galbūt pirks, bet kad tai atsitiktų, tu turi ilgą laiką daryti ir tik tada tikėtis. Net virkščiai. Tai yra sunkus darbas. Kalbant apie tą vertę, ir noriu, kad žmonės išplėstų truputėlį tą suvokimą. Vertė kartais gali būti, tavo atveju, mano atveju tai yra patarimai, motyvacija, įkvėpimas, bet vertė lygiai taip pat gali būti geresnė nuotaika. Jūs galite sukurti juokingą video, kuris pakėlė žmogų nuotaiką ir dėl to jis jūs seks ir galiausiai nusipirks kepuraitę su kažkokiu tai užrašu, kad ten funny guy, žinai. Verčių gali būti įvairiausių, tai nebūtinai turi būti patarimai, ką irgi turi taip užfiksuoti. Gerai, padarai tą pirmą įrašą, pastebėjo 15 minučių Delfis. Kas sekė po to? Kada buvo pirmas video? Nes realiai dabar tų vlog video pas tave pridaryta tikrai krūva gerų, nuostabių daug. Pasileido ta nuotrauka kovo mėnesio pradžioj. Ta visa tokia banga žiniasklaidos, heiterių, komentarų. Dar daugiau negu žiniasklaidos. Daugiau nei žiniasklaidos, kas tu toks, kas čia per vienas, ką iš čia iš viso supranta, ką iš čia žino. Žmonės net nepažįsta manęs, bet vagių išvadino ir panašiai. Patikėk, apie mane dar dėlis straipsnis buvo irgi. Tai žinai, ta prasme, čia yra kosmosas. Ir aš iš tikrųjų pirmam videoblogui ir ne tai, kad ruošiausi, aš nutariau, kad aš jį darysiu ir tada atėjo tokia banga kaip tėvukas, kuris man sako, kam, taigi čia ir taip žmonės Lietuvoje pavydus viską nušvilps. Aišku, to pavydo jaučiasi, padangas praduria, dar koks velnias, žinai, visko buvo pas mane. Bet, tai yra turbūt tos pasiekmes čia mūsų tautiniai tokie visuomeniai. Bet esmė tokia, kad daug kas atkalbinėjo. Bet aš kažkodėl jaučiau, kad reikia tą daryti. Ir aš mačiau, kad rinkoje nėra nieko panašaus. Yra panašiai kuriami video, bet reiktų atskirti 2 dalykus. Kurti video apie sportą, apie mitybą, apie receptus yra viena. Kurti video blogus, kas yra tavo gyvenimas per tą percepciją, būtent per sportą, mitybą, to nebuvo. Ir aš norėjau būtent iš tos pusės parodyti tą visą gyvenimo būdą. Kad įmanoma, kad nereikia būti supermenu, kad galima gali dirbti nuo 8 iki 5, nuo 10 iki 7 vakaro, rasti laiko sportuoti, pasigaminti maistą, smagiai leisti laiką, keliauti, kaip kelionėje, sveikai gyventi, kaip sportuoti, visą tai parodyti per videoblogus. Ir aš pirmą videoblogą prisimenu, turbūt kūriau 2 savaitės, nes aš nemokėjau nemontuoti, nefilmuoti. Ir man reikėjo visą tai pačiam padaryti, tai buvo iš tikrųjų misija, bet, žinok, tas pats pirmas videoblogas iki šiol yra vienas iš top žiūrimiausių. Jo, čia labai įdomu, nes tie, kur atrodo patys, žinai, kokybinių požiūrių tokie jau kreiviai, dabar ten daug ką pakeistum, bet žmonės žiūri ir jiems ten suėtų. Galbūt informacija svarbiau. Gali būti. Gerai, dabar... Žiūrėk, idėjai patį pirmą video ir dabar, aišku, su visame šitame reikale yra heiteriai, visi tie negatyvai. Kaip tavo, kaip dabar dar pakalbėsim, bet kaip anksčiau, pačioj pradžioje, kaip tu reagavai to žmonės, kas negatyviai, komentarai, tu skaitydavai komentarus ar neskaitydavai? Jo, čia didelė klaida ir visi tą darys. Čia, žinai, gali atkalbinėti visus, neskaitykit komentarų, čia peilis, bet vis tiek skaitysit, nes jums įdomu, ką galvoja kiti apie jūs.
Natūralus smalsumas, man atrodo. Taip, ir skaičiau, ir aišku, buvo tokių momentų, kai visiška tokia demotivacija buvo, nekūriau ir porą savaičių videoblogų. Čia dabar aš visai kitaip į tai žiūriu, aš žinau, ką aš noriu padaryti, žinau, ką darau ir man nusispjauti haterius. Dėl to, kad, tai yra visai kas kitas, žinai. Dabar hater proof, tiesiog dabar tu darai tiem, kas tave jau seka ir tiem, kam tu gali padėti. Tada buvo, žinai, tu ir sekėjų mažai, haterių daug, nėra kas užtaria, visi tik tai blogai kalba ir aišku, tu turi būti labai stiprus, kad tą smūgį atlaikyti. Taip. Nes, kaip žinia, Facebook'e dar taip, žinok, dar nelabai komentuoja, nes ten yra vardai, pavardės, tu gali profilį užėjti. Taip, žmonės prisibijo blogai pasakyti, vieni kiti tokie, žinai, bet su tokiais labai paprasta. Ban paspaudai, išbanini iš puslapį ir viskas. Prasme, išsivalai. Bet ką daryti su žiniasklaida, kur tu užeini į komentarus ir visi anonimai. Ir kai jie visi anonimai, jie tokie drąsūs, atrodo, kad tiesiog, ar jie galėtų visi tie 100 žmonių, kurie pakomentavo neigiamai. Ateiti ir akis to pasakyti. Taip. Ir aš esu įsitikinęs, kad ten yra tų, kurie net tave pažįsta. Ir turbūt su tavimi į akis žiūrėdami, kalbėdami, žinai, gražiai kalba, bet komentaruose tai jie pasako visą grožį. Ir aišku, neskaityti. Tai realiai patarimas neskaityti komentarų. Bet tai neįmanoma, vis tiek paskaitysi. Aš sutinku su tavim, kad paskaitysi, bet čia yra greitas būdas susišikti savo dieną. Paskaityti komentarus apie save ir ypač Delfyje kokia nors, ten realiai iš 100 komentarų bus 2 geri ir kas liko šūdo pakalinė tokia visiškai. Bet žinai, tu turi suprasti pats, kam tu tai darai. Jeigu tu tiki savim, kad tu darai gerai ir tu tiki tą medžiagą, ką tu duodi ir tu sulauki feedbacko, aišku, kaip ir sakiau, pradžioj sunku sulaukti feedbacko, nes mažai kas seka, bet svarbu yra pastovumas. Ir jeigu tu darysi pastoviai, gerą kokybišką kontentą, tai su laiku tų sekėjų gerųjų atsiras daugiau, o heiterių sumažės. Tarsi užgoš. Bet tam reikia laiko, tam reikia kantrybės, kad ir kaip bebūtų, tai yra sunkus darbas. Niekada mes negalim tapti čempionais iš karto per vieną dieną, taip ir šitam reikale tu turi užsitarnauti, galima sakyti, tą vardą per laiką. Ir tai yra sunkus kelias. Kiek žmonės tokio įdirbio, kiek laiko reikia, kad pasijaustų rezultatas, kad jau galėtų tai generuoti kažkas tai pajamas, kiek laiko reikia, kad turinio gamybos be tikėjimosi pelno, kiek tas lūžio taškas? Pamenu, mes su tavim kalbėjom apie lūžio taškus ir tu buvai vienas iš tų žmonių, kuris sakė, jog vidutinis lūžio taškas, kada iš minuso į pliusą pereinama yra kažkur 3 metai, jau toksai tas realiausias, ne? Pas mane tai įvyko, nežinau, turbūt po sėkmingo žvaigždė gimiau, bet man tas įvyko kažkur tai po kokių 9-10 mėnesių. Bet pasijautė jau pirmi tokie dalykai, kai žmonės pradėjo rašyti, ar galite sudaryti mitybos planą, nes aš sudarinėjau tuos planus, sudarinėjau programas ir žmonės pradėjo rašyti rugsėjo mėnesį. Bet aš nelabai apsiėmiau, nes aš realiai nežinau, kaip tą padaryti. Ir, žinai, aš iš tiesų... Negali parduoti, jeigu nepadarė... Taip, aš nenorėjau parduoti blogo produkto. Žinai, aš esu žmogus už kokybę. Man norisi, jeigu kas matė mano video, jie turbūt mato, jog aš stengiuosi kiekvieną video išspausti iki maksimumo. Man patinka vaizdai, man patinka kokybiški spalvos, kamera, viskas. Aš noriu padaryti kokybiškai. Tai tas pats buvo ir su tais planais. Ir atsirado jau klausimai, ar galėtum, ar panašiai po pusės metų, bet visas monetizavimas, toksai rimtesnis jau į paslaugų pardavimą, tai buvo, galima sakyti, po metų. Ne po metų, po 10 mėnesių. Jeigu startavau kovą, tai sausio mėnesį aš paleidau savo svetainę, e-shopą ir toj svetainėje jau pradėjo eiti vienas kitas žmogus. Vienas kitas žmogus užsakinėti tos mitybos planus ir aš jau pradėjau rinkti savo, kaip sakant, klientų duomenų bazę, bet tam reikėjo 10 mėnesių. Tam 10 mėnesių. Okay, tai ir tai aš skaitau, kad čia yra labai gerai. Aš irgi sutinku, kad 10 mėnesių yra labai gerai. Realiai, žiauriai gerai. Čia yra labai gerai. Ypač dar Lietuvos rinkoje, nes, žinai, pavykim, Amerika, tenais visai kiti mastai, anglų komunikuojant, vėl kitas ryčas, kiti žmonės ten.
Supranti, jie net tokiais dalykais ten neužsijima, kaip mitybos planų sudarimą ir taip toliau, jie viską automatizuoja. Ir scelina padarytas kažkokias programos. Jo, nes ten visi tai žiūri paprasčiau, pas mus yra klientai labiau reiklus, bet ten nuo to, kad yra antiek didelis kiekis tų žiūrovų ir klientų, jie parduoda aksesuarus, maikutės, džemperius ir tai jie iš to gyvena. Pas mus dėja tas nelabai pasitvirtina, nes gamyba kainuoja brangiai, jeigu nori pagaminti kokybišką daiktą ir automatiškai tu uždirbi nedaug, todėl paslaugos Lietuvoje ir ima viršų. Tai bet kokiu atveju, čia vat žinai, kai tu klausai, ką žmonėm, tie žmonės, kurie turi savo hobius, ne, tai yra turbūt mezgėjos, merginos, kurios ten kažką tai gamina, ar dar kažką. Plus kam to čia tarsi, kad šuniukus augina, kad čia tai visą tai galima monetizuoti, bet pradžioj reikia sukurti kažkokį kontentą ir po to toj medžiagoj, videobloguose, podcastuose, bet kur perteikti savo paslaugas ar savo produktą, parodyti jo privalumus, parodyti gerasias savybės, kartais net trūkumus reikia parodyti, nes nesam visi idealūs ir nėra viskas pas visus idealu. Ir tada būtent žmonės tada jau per tą matymą pradeda pirkti. Žiūrėk, kokios, čia toks techninis klausimas, kokios įrangos pradžiai tau reikėjo, kad pradėtum vlogus daryti ir ten tos video? Ką tu turėjai? Telefoną. Viskas? Viskas. Nu ir kompą turėjau, nes reikėjo montuoti video. Okay. Tai iš esmės baziniai dalykai. Telefonas, kompas. Net mikrofoną neturėjau ir tai mikrofoną tu man buvai kelis kartus paskolinęs. Ir po to aš tik tai per eBay'ų, man atrodo, nusipirkau po kokių pusės metų pirmą mikrofoną. O dabar turi įrangos truputėlį daugiau, ne? Dabar tu ten naudoji ir sto paduoti šitą. Papasakok, čia jau kainavo šitas, ne? Kodėl šitas? Pirmas dalykas, tai kamerą įsigijau, nes praeitais metais su Galinta kūrėm projektą kelionės į Ameriką, tai automatiškai aš, kaip ir sakiau, žiūriu į kokybę atsakingai, tiek paslaugose, tiek savo video kontente, tai norėjau kokybiškos medžiagos ir automatiškai, aišku, jeigu nori kokybiškai nufilmuoti medžiagą, tai reikia jau kameros, skaitmeninės kameros, tai aš įsigijau Canon G7X kamerą. Viena geriausių vloginimui dėl to, kad yra tas atidaromas ekranas, tu automatiškai save matai, plus čia yra labai geras autofokusas, jisai veikia tyliai. Tai kas būna video metu, jog jeigu tu filmuoji su prastesne kamera, girdisi tas garsas, kai fokusuojasi. Šitas yra autofokusas, nes tu gali užsidėti ant savęs žymeklį ir jisai tave seka. Tai kamera iš tikrųjų vidutinės kainos. Kiek reikia paslaptis tau nekainavo? Apie 700 eurų. Taip. Tai čia tavo tokia... Čia yra pradinis taškas realiai. Jeigu nori kokybiškai filmuoti video, tai pradinis taškas, kitas taškas būtų jau 1200-1300 eurų jau skaitmeniniai veidrodiniai dideli. Jie filmuoja dar geriau. Toliau jau eina Alpha Sony serija, kur Alpha 7, pavyzdžiui, fotoaparatas yra 2500 eurų. Ten keičiasi ir linzės, ir lęšiai, kaip ir... Ar Lietuvoje tokių reikia? Šiaip tavo požiūris, ar į tą... Nu, žinai, aš tau pasakysiu, iš tikrųjų galėčiau dabar turbūt iki šiol filmuoti su telefonu. Ir turbūt būtų lygiai tas pats viskas, bet tai yra toksai gal labiau dėl savęs. Nes kai tu darai tai, kas tau patinka, ir kaip ir pradėjom, jog tai yra mano hobis ir tai mano aistra, tai bet kokiu atveju man pačiam norisi sukurti kokybišką medžiagą ir aš pats kaifuoju nuo video ir aš pats stengiuosi pirkti tą visą įrangą tam, kad tie video būtų kuo kokybiškesni. Ir norisi ir drono, norisi ir geresnės kameros, visko norisi, žinai, tik tai tu aišku tai darai step by step, kaip sakant, pagal galimybės ir žiūri pagal tai, ar tikrai verta tuo metu investuoti. Jeigu tu matai, kad tavo žiūrimumas didėja, tai galbūt tuo metu verta investuoti, nes gal tai pritrauks dar daugiau žiūrovų, kurie labiau yra tokie mėgstantis kokybę. Ir žinai, ne visiems patinka žiūrėti telefonų įrašą, kitiems patinka žiūrėti tą techniškai gražiai sudėliotą video kaip filmuką, kaip, nežinau, serialą.
Ir tokių dabar Lietuvoje iš tikrųjų žmonių daugiau atsirado. Jo, tai tas, manau, kad, vadinkim, tas socialinis raštingumas, ar kaip čia vadinti, kad žmonės tikisi geresnės kokybės, geresnio kontento ir tave, realiai, jeigu tu jį kokybišką darysi, tai tave iškelia tarp tų konkurentų, kas galbūt daro su telefonu. Bet vėlgi, ką noriu, kad pamatyti žmonės, kad pradžiai užtenka, mano irgi video realiai didžioji dalis telefonas, dabar yra šičia mes transliuojam per kompą, mikrofonas atsirado, lempos atsirado, visą tai, bet visą tai irgi su laiku kaip pasiekmė. Tiesiog, žinai, jeigu tu matai, kad tau reikia dabar įrašyti interviu su žmogum ir tu tiesiog neįrašysi to interviu su telefonu, nes nebus garso, nebus nieko, tai tada tu nusipirki mikrofonus. Jeigu tu matai, kad patalpoje nėra šviesos, nusipirki papildomai lempas. Jeigu tu tą darysi tik vieną kartą, galbūt neapsimoka, galbūt išeik į lauką ir nufilmuok lauke. Išsinuomok galų gale. Taip, jeigu tu darysi tai pastoviai ir tai bus tavo rubrika, tai galbūt geriau nusipirkti ir filmuoti pas save, įsirengti kažkokią kampą, kaip ir pas tave štai čia ofise. Mini studija. Taip, mini studija ir tada tu jautiesi komfortabiliai, tu turi viską pas. Tai viskas nuo to, kiek ko reikia būtent tau tuo metu. Klausimas čia yra iš Karlio, tavo galva, žinai, kas svarbiausia, norint išsikelti socialinius tinkluose į patį viršų, kokie aspektai, koks tas turinys galbūt turi būti, kad žmonės norėtų tenais laikint, sharint, žiūrėti tave galbūt. Turi būti kažkas tai tokio kontroversiško. Labiausiai mano srityje eina tie video, kurie yra stipriai motyvuojantis, netgi erzinantis žmonės, gal esi matęs, kur aš tiesiog tiesiai šviesiai pasakau apie viską, kur pasakau tiesiai šviesiai iš automobilio savo, kad neieškok šikno rezinų, žinai, nes taip turi būti ir viskas, ir nereikia, žinai, tu piktai žmogui pasakai tiesą, kurią jis ir taip žino, ir tokie tu primeni, žinai, kaip sakant, ant tos žaizdos užmini, žmonėm tai tas patinka. Bet jeigu ko jisai klausia, aš suprantu, tai šiaip Facebook algoritmai yra antiek stiprus dabar, kad aš asmeniškai manau, jog žmonės, kurie eina į Facebooko mokymus, tai jie realiai išmeta pinigus, nes tas bičas, kuris veda mokymus, jis vesdamas mokymus jau pavėlavo į naujus algoritmus, dėl to, kad kasdien kuriami nauji algoritmai, nes antiek yra, jūs įsivaizduokit, Facebook'e dirba kažkur apie 20 000 IT-šnikų, tik tai prie to, kad stabdyti visą tą reklamą ir taip toliau, kad tik tai daugiau pirktų sponsorų. Tai yra kad pirktų daugiau reklamą, o kontentas nesišėrintų pats ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, pas mane ryčas gal ir didesnis, bet aš labai pastebiu, kad nėra skirtumo, ar pas tave buvo 20 000 ar 40 000, video peržiūro yra apie 10-15 000. Pas mane padvigubėjo žmonių skaičius, o video peržiūrų tiek pat. Tai reiškia ką? Kad pats Facebookas limituoja kiekį žmonių, kuris gali pamatyti. O tu skiri pinigų dabar reklamai savo Facebook'e? Ne. Vis dar organik visą. Viskas organik. O unikalu, nes realiai irgi vienas iš tokių vietų, kad Hebra irgi reikia dėti pinigus, reikia dėti biudžetus, kad tu iškiltum. Ir šiandien pas tave tokia diena skaičių labai fainų, pasidalink truputėlį. Šiandien 2 metai, 2 metai. Ir kokie skaičiai? Facebook'e 40 000 sekėjų, YouTube'e 15 000, Instagram'e 23 000. Wow, iš viso 78 000. Bam. Ir visą tai organik ryšas. Taip. Buvo keli kartai, kai aš gal paleidau, pavyzdžiui, produktą savo namų treniruočių programą, sukūriau su treneriu Edgaru ir iš tikrųjų yra unikalus produktas Lietuvoje. Tiesiog jis yra dar neįvertintas žmonių dėl to, kad žmonės gal nežino, kas tai yra, bet tai yra tiesiog unikalus produktas to, jog tu nusipirki jėgos diržus, taip vadinamus TRX-us, ir tu užsileidi per kompiuterį video programą ir tau tiesiog reikia atkartoti viską, ką sako treneris ir sportuoti kartu su juo. Tai šitą programą neslėpsiu, buvau paleidęs reklamą galbūt savaitę laiko. Galbūt prieš metus buvau kažką tai irgi dar paleidęs, bet taip, kad būtų, žinai, pastovus. Kiekvieną mėnesį. Kokį vlogą tenai specialiai būstinčiau, nebuvo. Ne. Okay. Netgi dabar seminarus aš organizuoju, kiekvieną savaitgalį iki gegužės mėnesio bus seminarai mano įvairiose Lietuvos miestuose. Tai net aš tų, nežinok, nebūstinu, ta prasme, nieko, dėl to, kad va Šiauliuose, tarkim, liko jau 10 vietų.
Tai kam aš užbūstinsiu žmonės privažiuos, žinai, ir taip susirenka tie 30-40 žmonių, tai aš nematau tikslo būstinti, žinai, ateina tie, kurie tave seka ir kuriem tai aktualu. Jeigu būtų atvirkštinis dalykas, kad tu paleidi, kad tu darai seminarą ir tik tai 5 užsiregistravo per 2 savaitės ir daugiau, nu tai tada reiktų leisti. Bet tai, žinai, tada kitas dalykas, reikia susimastyti, ką tu darai blogai. Gal neįdomus jis, ne? Jo, kažkas yra negerai, kad pas tave tiek žmonių sekėjų, o toks respondas, žinai. Gerai, biški kita kryptis. Čia matau, kad jie uždavė, ar ką vartot, ko nevartoti. Tai šiandien, žinokit, ką vartot, ko nevartot, man tai tau atsakymas, karnitina vartot ar nevartot. Šiandien ne ta tema. Šiandien ne sportas ir mityba. Šiandien ne sportas ir ne mityba, tai šiandien apie tai nešnekam, šiandien apie verslą, apie tai, kaip startinti savo vloginimą, kaip tą hobį paversti verslu ir kur gauti, nu kaip monetarizuoti. Tai dabar klausimas, pradėjai daryti video, ten 10 mėnesių išsisuko viskas, monetarizavimas atsirado. Kaip vat yra su visom, vadinkim, tu buvai televizijose ir vyriausiuose ten žurnalistai tą kalbino, kad, nu, kaip jie, nu, iš kur, ką reikia daryti, kad pristrauk visus tos žurnalistus, visą tą viešumą jau tą platesnę prasme, ne tik socialiniuose tinkluose. Geras klausimas šiaip, nes aš pats to nedariau. Turbūt supranti, kad ir kaip bebūtų, tai pirmas dalykas tai yra tavo sunkus darbas. Apie tave patį parašė, ne? Taip. Tai nežinau, kaip tavo atveju, gal tu užsakei straipsnį, aš nežinau. Bet esmė tokia, kad jeigu tu darysi medžiagą pastoviai ir darysi tikslingai, tai yra, aš dabar labai daug pastebiu tokių projektų, kurie buvo apie vieną, užeini, pasižiūri dabar apie kitą visai ir kaip ir supranti, tu negali būti visų galų meistras, nu realiai taip nebūna, ne? Tai jeigu tu pasirinkai sritį ir tarkim, aš asmeniškai darau video blogus ir aš kalbu apie paprasto žmogaus gyvenimą, mitybą, sportą, kaip būnant paprastam žmogui, ne varžybų dalyviui, bet paprastam gerai atrodyti, jaustis gerai, būti sveikam, sportuoti, užsikačialinti, ten numest svorį, nesvarbu. Ir aš tą perteikiu per video blogus. Ne? Aš tą darau kas 2 dienas, kas 3 dienas. Aš nepaleidžiu taip, kad aš, pavyzdžiui, tingiu. Mėnesį nedarau. Viskas, tu niekam nebeįdomus. Taip. Arba tu darai, arba tu nedarai. Ir aš labai daug pastebiu žmonių, kurie pradeda ir, pavyzdžiui, vidury kelio sustoja, nes, nu, pas juos dabar yra kažkokia, žinai, ten kažkas... Menopauzė. Nu jo, tipo, žinai, aš čia dabar buvau taip, o vat pas mane mėnesis laiko nėra inspirationo. Na, tai viskas tavo reklama. Reiškia, nuoseklumas, kryptingas darbas, aiškus fokusas, būtinai tikslą. Istorija kažkokia, supranti, tai tai ir istorija ir kuria, galima sakyti, tavo žiūrimumą, nes tu turi suteikti kažkokią žmonėm istoriją vertę, kaip ir sakiau. Ne, tai... Aš tik po ligos. Ja, čia buvo klausimas, kaip tu jautiesi. Tai... Neblogai, gerai. Ačiū tau, Žilvinai, kad pakvietei. Iš karto geriau, energijos ir pozityvo pliūpsnis. Tik jungi kamerą, visiems faina. Tai žinai, tas darbas, pastovus darbas ir turbūt ir prišaukia tos žurnalistus, tą televiziją. Aišku, tai buvo, žinai, pavyzdžiui, nuo iki laidoje atsiradau tik dėl to, kad padariau 10 000 kalorijų challenge. Turbūt būčiau... Kažkokia tai idėjos Taip, nu, tai tiesiog padariau tokią nesąmonę, žinai, ir ją pastebėjo, nes niekas daugiau Lietuvoje nedarė. Dabar dalyvavau Kvieski daktarą laidoj, būtent dėl savo sveikatos problemų ir savo istorijos, kaip aš sugebėjau iš visiško, nežinau, negalėčiau taip sakyti, bet iš ligų maišo pavirsti į tai, kas esu dabar ir tiesiog apie tai pasakojau laidos metu. Tai tiesiog vėlgi tai yra istorija. Iš esmės, vėl mes grįžtam prie to pačio, kad turinys, kryptis, nuoseklumas, darbas ir nereikia, iš esmės, ką aš ir pasivėjau, jeigu tu eisi ir išbelsęs, paimkit mane, parodykit laidoje dar kažką, tai, iš esmės nelabai ten kam tu įdomus, bet kryptingai dirbant, tai pastebės, pakvies ir tu turėsi ten tą dar didesnį viešumą. Tai kalbant apie dabar tą visą kryptingumą, vienas dalis, kur žmonės, aš manau, kad irgi turi tokį, kaip čia strugglinę, kur baimė, tokia prieš pradedant dar netgi, sako, gerai, aš turiu idėjų pirmiem 5 video, pirmiem 5 ten ką padaryti, o iš kur traukti po to turinį, ką turiu kalbėti, ką turiu pasakoti, ką daryti, kai pasibaigs idėjos turinį. Tai
Man visą laiką pradžioje sakė, tu taip dažnai nedaryk, nes išsisemsi. Išsisemtis yra, kiek yra riba ir išsisemti. Tai tada geriau iš vis nepradėti. Bet taip nebus, jeigu esi iškalbus, esi fantazijos žmogus ir turi ką parodyti, nes turbūt visi gyvenam gyvenimus ir mūsų gyvenimuose pasitaiko visokių įvairiausių istorijų ir nežinau, kokią sritį ten žmogus pasirinks, mados sritį, technologijų sritį, automobilių apžvalgos sritį, nesvarbu, bet kažkokią vieną kryptį, tai jeigu jisai ją darys, tai atsiras nauji automobiliai, atsiras nauji modeliai, atsiras faceliftai, mada keičiasi vos ne pavasaris, ruduo, žiema, sporto laivai kitokie, IT technologijos iš viso nespėjai paskui jas, žinai, žaislai, prašau, Lego vienoks, Lego kitoks, tenai lėlės panašiai, maisto produktai, apie mitybą, tai iš viso gali čia neišsemiamai kalbėti. Nes mes inovuojam, pasaulis nestoja vietoje visą laiką, realiai atsiranda apie ką, kadangi... Be abejo, tiesiog turi gaudyti, domėtis. Nėra taip, visi galvoja, žinai, pradžioj būdavo, Artūrai, tu skaitai iš ekrano ką nors. Okei, tai aš nesu visažinis. Supranti, tai kartais tu turi skaityti, tu turi domėtis, tu turi... Pasakyčiau, net dažnai reikėtų skaityti. Taip, tu turi, vos ne kasdieną ugdyti save ir didinti tą žinių bagažą, kad tu galėtum papasakot kažką, tai ir čia nėra ko gėdintis. Netgi kartais, žinai, kai manęs būna klausia, man parašo, aš sakau, sorry, aš nežinau atsakymą. Dėl to, kad aš negaliu visko žinoti. Jo, ir tai normalu, sakykime, kad kažko nežinai. Tai esmė yra tikrai, kad išsisemti, realiai išsisemti gali nebent nežiniomis, o noru tą daryti. Okay. Kitas klausimas, dabar kokiu esi turėjęs, vadinkim, tokių blooperių arba pasiūlymų kažką daryti, bet tokių, grinai, what the fuck, kas čia per pasiūlymas, ar kokių keiščiausių galbūt oferių pasiūlymų, gal ar tai kažką reklamuot, bendrai, ar dalyvauti kažkokiu vidoj, ką tokie, netikėčiausia, čia tai sugalvoti reikėjo. Jo, buvo, atsiprašau, buvo vienas pasiūlymas, jeigu atvirai, tai ne man, bet atsiuntė man, bet kaip suprantu, tai turėjo Ieva reklamuot kažkokių ten tų moteriškų, bet ir vyram ten buvo vaistai lytiniam organam, kažkas tokia ten ligom tom. Jos pareklamuot, aš taip, kaip čia, what the fuck, žinai, kaip tą reiktų pareklamuoti. Organą, nuotrauką organo, vaistą. Pritaikyti ant savęs, ar kaip, žinai, buvo ir tokių. Bet šiaip aš nepasakyčiau, žinai, kai tu sakei, kad pušina save, ne, tai tas dirbtinumas šiaip labai matosi, kai žmonės save pušina. Jie maždaug bando savo tokiom frazėm, aš čia dirbu, aš čia darau, hebra žiūrėkit, gal čia kažkas pastebės, va čia susirasiu rėmėjų. Aš manau, kad reiktų tą nutylėti. Aš manau, kad tu turi daryti, o background'e galbūt derybas vesti, galbūt susirašinėti. Aišku, Lietuvoje nieks nenori mokėti pinigų. Pirmas dalykas, visiems tie, kurie žiūri ir galvoja, kad... Jo, pirmas dalykas, sveiki atvykę į Lietuvą ir supraskite, kad Lietuvoje niekas pinigų nenori mokėti. Ir nebus tai kaip Amerikoje, kad jūs tiesiog padarysite produktą, video blogą, projektą, 2 metai jūs dirbat, paskambinat Žilvinai, ką? Klausyk, turiu čia video blogą, ar nenori M-Capital remti mane 3000 eurų, aš čia visų reklamą duosiu viską. Nenori. Nieks nenori, supranti. Amerikoje tai yra normalu. Amerikoje tu įsivaizduok, kad turiu gerą pažįstamą, aš apie jį nekalbu, bet jisai yra šiaip gan įžymus blogeris Amerikoje, žinai, turi apie 200 000 subscriberių. Tai pas jį yra labai paprasta. Sutartis tokia. Jisai dėvi maikutę video metu, treniruočių metu jam nebūtina, bet video metu maikutę, jam siunčia papildus, nemokamai, dėžėm, kas 2 savaitės. Jisai sako, aš neturiu kur jų dėti. Sako, aš kartais atiduodu draugam, kartais parduodu, kartais šiaip išmetu. Ir jisai gauna už tai $2,500 į mėnesį. Tiesiog, kad jisai dėvi maikutę. Kur tu pas mus gausi tokį pasiūlymą? Pas mus už $2,500, tai aš nežinau, tu turėtum kasdieną po 10 minučių kurti video būtent apie to brando, žinai, produktą. Nes čia kai kurie... Staturuot logotipą dar ant kaktos. Jo, tai supranti, pas mus yra iš tikrųjų su tais pinigais dar labai taip
sudėtinga. Aš manau, kad verslas ateina į tos visus socialinius tinklus, nes mato, kad Hebra Lietuvoje naudoja adblockerius ir banerių nibelio nebemato. Čia yra influenceriai, tai yra dabar 21 amžiaus ir ypatingai šio meto, tai yra variklis. Ta prasme, tie verslininkai, kurie to dabar nemato, jie daro didžiulę klaidą. Tie, kurie mato, aš dirbu su keliais brandais, tai neduosiu sumeluoti. Ta prasme, buvo mėnesių, kai man rašo, sako, tu varai geriau nei sudėjus, kai kiti, supranti. Dėl to, kad ta prasme, tas influencerio darbas ir yra parodyti produktą iš arti ir jeigu jį seka daug žmonių, juo ir tiki. Tie verslininkai, kurie to dar nemato, tai jie labai daug praranda. Aš žinai, labai dažnai savo paskaitose Monikos Šulčiūtės pavyzdį. Ir sakau, kažkas turiu Monikos Šulčiūtės profilį, kad ir ką mes žiūrėsim apie ją, jinai supranta šitą biznį geriau negu 99% Lietuvos. Nu, realiai, nes pas ją 10% Lietuvos followina Monika. Realiai 280, virš 280 tūkstančių followerių Facebook'e. Oh my god. Tai Lietuvoje yra 2,8 milijonų gyventojų. Ir skaičiuoju, reiškia 10% išskaitant pensininkus ir vaikus. Reiškia, normalaus amžiaus greičiausiai kas antras lietuvis followina Šulčiūtę realiai. Tai reiškia, ir aš suprantu verslus, ten tos pačius ten Sitbetus ir visus kitus, kas reklaminasi per ją, nes realiai tu ganėtinai maža kaina, tu turi labai aišku auditoriją, labai iškomunikuoji ir sakau, Hebra, darykit vėlgi savo socialinę tą įtaką, komunikuokit, nes brandai anksčiau ir vėliau ateis pas jūs, ir sakys, va, kaip ir pas tave, ar tu ėjai pas brandus, ar pas tave daugiau atėjo, kad pasiūlė, kad klausyk, davai dirbam. Buvo brandų, kurie atėjo pas mane, buvo brandų su tais, kuriais tiesiog, žinai, sutapo bioritmai, kai tu ateini, pakalbi ir sakai, gal jums būtų įdomu, o jisai sako, žinau tave. Ir tu sakai, wow, žinai, sakau, tai žinai motyvuotus, jo, tai sako, stebim. Sakau, tai gal būtų įdomu, žinai, praeina kažkiek laiko, tas žmogus susisiekė, susiskambina ir sako, klausyk, ar galėtumėm pareklamuoti, ar gal tau būtų įdomu išbandyti. Žinai, nes aš, tarkim, aš savo video blogose nesistengiu dėti reklamos, nėra tokios, kad pirkite šitą puikų, žinai, kokteilį ir taip toliau. Ne, aš tiesiog... Margansovkė. Jo, aš jį geriu, žinai, ir jeigu Hebra sako, kad ką tu čia geri, tai jie mato, kad aš jį geriu ne vieną kartą, o geriu pastoviai. Reiškia, man patinka, žinai. Tai aš reklamuoju tai, kas mano manimu yra gerai, aš išbandau ir tai brandam patinka, nes tai yra tada ilgalaikis darbas. Bet vėlgi, tie pastovūs rėmėjai, su kuriais aš dabar dirbu, ne, tie, galima sakyti, draugai, kaip vadino, žinai, sponsorships, tai jie atsirado po 1,5 metų. Tasme, tu turi vis tiek turėti tokį įdirbį, kad būtų skaičiai, nes visi myli skaičius. Taip. Tu turi parodyti brandui, koks tavo žiūrimumas, koks tavo ryčas. Vėlgi, nepamirškime apie followerius kalbėję, ne, tai followeriai tai yra viena. Bet tu gali turėti 30 000 laikų Facebook'e, bet pas tavo ryčias bus 10 000, suprantate? Tai vėlgi tas aktyvumas, ne? Vėlgi grįžtam prie to pačio, kontentas ir tikslas. Jeigu tu kūrei apie maistą, o po 2 metų tu kūrei apie mašinas, ne, tai tie, kurie pas tave pradžioj žiūrėjo 20 000, kad ir dabar turi 40, tie 20 nebeaktyvus, jie mirė. Tu pakeitei savo auditoriją. Kad išlaikyti visą auditoriją, tu turi pastoviai daryti tą patį. Ir aš suprantu žmonių baimę, kad tikrai galbūt vieną momentą išsisemsim, bet nereiktų to bijoti, dėl to, kad jeigu tu tiki, ką tu darai, tai tu visą laiką rasi, ką žmonėm papasakoti, iš savo patirties, iš visko. Plius nereikia bijoti kartotis, dėl to, kad atsirado naujų žiūrovų, jie nematė, ką tu darai prieš metus. Tai tas kartojimas žmonėm pakartoti kažko, tai tai nereikia. Ką aš pastebėjau, kad realiai pats evoliucionuoja, pats ateina nauji suvokimai, nauji insightai apie tą patį, jeigu imsim sportą, ar ten šiaip psichologiją, ar verslą, galų galėtų, žinai, koks tu buvai prieš metus ir koks esi dabar, tu visai kitokio lygmens turi suvokimą ir apie tai gali šnekėti. Tai sakau, kiekvieną galų galę, ką aš pastebėjau, kas yra turinį irgi, nebūtinai viską pačiam nuo nulio sukurti, tai yra daugybė anglų kalba turinio, rusų kalba turinio, kurį tu gali perskaityti ir iškomunikuoti, tai ir ta prasme, kad taip, radau tą informaciją iš tokio autoriaus, verčiu, transliuoju, tai aš būdų tą turinį turėtum, manau, kad yra tikrai krūvos. Tai čia, žinai, nereikia bijoti ne tai, kad vogti
tos idėjos, dėl to, kad jisai taip pat nieko nesugalvojo naujo, jis turbūt pamatė pas kitą videoblogerį ir paėmė tą informaciją ir savo žodžiais papasakojo, tai tu taip pat paėmė iš jo ir pas savo žodžiais papasakojo ir eina ratu. Beje, Facebook ir YouTube geriausiai veikia ryčas tada, kai tu kalbė apie tai, kas tą dieną įdomiausia žmonėm. Mes dar neatėjome iki tokio lygio. Ta prasme, pas mus skaitoma, kad tu kopijuoji. Pavyzdžiui, jeigu aš įdėjau videoblogą, antradienį ir aš parodžiau, kad aš geriu kavą su sirupu. Ir trečiadienį įdeda kažkas tai irgi videoblogą iš lietuvių sportininkų, lygiai su tokiu pačiu sirupu. Arba su proteininė kava. Va, su proteinu. Buvo toks bairis. Buvo keto kava, ten. Pas mane buvo toks bairis. Aš įdėjau ir Inga Žolytė. Inga Žolytė įdėjo prieš tai, aš įdėjau po kelių dienų. Gal kokie 4-5 komentarai. Pavogiai mintį iš Ingo Žolytės. Koks tu esi? Supranti, bet pas žmonės yra tas toksai, kad jie tai vertina kaip neigiamą. Tai šiaip tai turi būti kaip teigiamas. Nes pavyzdžiui, jeigu tuo metu apie... Aišku, Inga Žolytė tau nieko prieš apie tai, kad tu įdėjai tą video. Ne, tai mes dar iš to ir pažvengėm, žinai. Nes jinai sako, klausykit, tam video aš darysiu tą patį, kai tu, tai lauksiu. Jo, sako, dabar ir man ateis komentarai. Bet esmė tokia, kad šiaip turėtų, kad padidinti ryčą, ne, tu turėtum kalbėti apie opę temą arba bent jau sutapti, netgi galėtų būti pavadinimai panašus, tai automatiškai tas žmogus, kuris pažiūrėjo jos video, po jos video mestų mano video ir automatiškai, jeigu tą dieną dabar kalbama apie kokią nors ten geležies problemą organizme, nevalgant mėsos ar ten kažką panašaus. Ar saulės trūkumą, ar ten arba kažką. Taip, ir ta tema 3-5 vlogeriai sukurtų video ir šiandien sukeltų, jų visų ryčios būtų 3 kart geresnis, nei jisai tą padarytų po mėnesio. Iš karto trendina visą tai. Taip, būtent. Tai reakcija į tai, kas vyksta dabar ir tas kopijavimas, kaip visi vadina, tai yra atvirkščiai geriau patiem kūrėjam, blogeriam, nei laukti mėnesį, kol viskas nurims ir aš tada duosiu tą informaciją ir niekas jos nematys. Nebeįdomu. Vėlgi, tai tas turinys vieną kitą akumuliuoja. Kitas dalykas, kad žmonės irgi įsivaizduoja, kad geriau paslėpsiu kažką, palauksiu ir duosiu kitiems, tada ryčas mažesnis ir iš tikrųjų darant kartu, tai bendrai sumuojant rezultatą jūs daugiau žmonių įkvėpsite kažkam pokyčiui geram, negu kad darydami atskirai. Tai vėlgi tas modeliavimas, kopijavimas yra... Matai, kitas dalykas, pradžioj žmonėm gaila to. O kas jeigu sužinos, ką aš darys? Ne, yra kitas. Blemba, jeigu aš dabar jį užtaginsiu, tai ir jį pradės sekti. Oh my god, tai pas jį gali būti daugiau laikų nei pas mane. Žinai, aš atėjau į tą lygį, aš jau atėjau į tą lygį, galima pavadinti, kai man negaila dabar jau kooperuotis su kitais vlogeriais, bet aš atsirenku tos vlogerius, aš atsirenku į tuos, kurie kalbėjo apie mane gerai, blogai, iki tol, kol aš jų nepažinojau, ir yra tokių, kurie kalbėjo blogai ir po to nori draugais būti, žinai, bet yra tokių, kurie labai faini ir su vienais susipažinom Kaune ir jie neduos sumeluoti, bet įdėjęs video su jais, užtaginęs juos, pas juos turbūt padidėjo laikų per mėnesį 2-3 tūkstančiai, jų ryčiai nerealiai padidėjo, jų žiūrimumas, viskas, mes su juos sutinkam, jis man sako ačiū, bet man negaila, todėl kad iš jo ir man ateina. Supranti, gal ne tiek daug, bet visgi ateina. Ir tas ratas, žinai, jisai sukasi. Ir kuo mes daugiau darysim, kol dar kažkas pasijungs, dar 4, 5, tai tada tas visas žiūrimumas didėja ir visiems iš to nauda. Nes reikia suprasti, kad visiems saulės, visiems vietos pasaulyje tikrai užteks. Supranti, tai nereiktų daužytis tarpusavį, nes mūsų ir taip nedaug. Okay, čia buvo klausimas dar, ar apsimoka. Ar apsimoka daryti šitos vlogus, visą kitą. Gerai, jeigu galėt kažkiek atvirauti iš finansinės pusės. Apsimoka. Apsimoka ar neapsimoka? Aišku, apsimoka. Ir iš kur pas tave, tu turi pasileist kanalą 2 metai, 70 keli tūkstančiai followerių per skirtingus accountus, tai yra per skirtingas platformas, veikiam. Iš kur ateina pinigai? Jeigu taip dabar jau hebrai, galbūt kažkas gavo įkvėpimą, kad pradės daryti, gal net ir šiandien kažkas padarys pirmą savo vlogą. Gerai, iš ko žmonės gali tikėtis pinigų, kur monetarizuos savo tą YouTube'ą, Facebook'ą, visus socialinius tinklus?
Tai pirmas dalykas, darykite ir tikrai nestabdykite, jeigu turit ką papasakoti ir turit gerą backgroundą ir turit istoriją arba tikit savo žiniom, bet tikrai turit žinias, o ne galvojat, kad turit, nes irgi yra skirtumas. Aš manau, kad profesionalas, specialistas turi daryti apie savo vlogus, nes tai yra jam puikus būdas klientų. Taip, būtent, va. Tai jau vienas dalykas, klientai, vienas monetizavimo dalykas. Tai va, pirmas dalykas, darykit. O dabar apie pinigus. Apie pinigus aš nekalbėsiu, bet apie būdus juos užsidirbti. Okay. Tai... Ja, su mom galim įvardinti, bet tiesiog kanalai, kur mano atveju, skaitliuką, žinai. Mano atveju aš galiu pilnai gyventi iš motyvuotų atletų. Bet tu vis tiek dar dirbi su laikrodžiais. Taip, aš esu visiškas psichopatinis darboholikas. Ir aš neįsivaizduoju, kaip pas mane gims vaikas, kaip man reikės persirientuoti kitą gyvenimą. Nepergyvent. Gerai. Supratau. Bet esmė tokia, kad aš esu visiškas darboholikas ir kai kada mano klientai nustemba, kai aš jiem atsiunčiu 6 ryto mitybos planą pirmadienį ir sako, jūs turbūt kopijuojat jūs kopijuojat. Sako, tu negalėjot taip greit padaryti, nes jinai atsiuntė 10 vakaro, aš jau 6 rytą atsiunčiu. Tik tai matot, aš atsikeliu būna 5 ryto ir aš jau sėdu dirbti. Tai tas skirtumas, kol kiti miega, aš jau dirbu. Ir esmė... Tai vienas rytis tavo paties sudaryti mitybos planai, šiuo atveju tai būtų tavo, kaip vadinkim, know-how ar kažkoks produktas, gal know-how labiau, ne? Tavo... Mitybos planai tai yra individualūs mitybos planai kiekvienam žmogui, kuris užsisako. Individuali paslauga. Individuali paslauga. Jinai gimė palaipsniui. Jinai buvo pigi, dėl to, kad buvo daroma ne taip kokybiškai kaip dabar, buvo mažiau informacijos, bet rezultatai pas žmonės buvo lygiai tokie pat geri kaip ir dabar. Dabar pas žmonės dar geresni rezultatai, todėl, kad į mitybos planus aš įtraukiau korekcijas mėnesio bėgį, įtraukiau konsultacijas mėnesio bėgį, priklausomai nuo plano. Vėlgi tai planas, tai žinai, tu baziniai nusiperki už vieną kainą, jeigu tu nori su 2 konsultacijom gyvų pokalbių per Skype'ą, tu moki brangiau, automatiškai yra tie laipsniai, žinai, tai yra uždirbi daugiau. Bet nuo ko aš pradėjau? Aš pradėjau iš tikrųjų, pirmas dalykas, tai visi turėtų susikurti AdWords'us ir susikurti YouTube'ą. Jeigu tu darai video ir vis tiek Lietuvoje mes iš YouTube'o neuždirbsim, maksimum, ką tu gali į mėnesį uždirbti su labai gerom peržiūrom. Yra vienetai Lietuvoje, kur žiūri tenai 100 000, bet čia yra vienetai ir mes juos lygiuotis turėtume, bet nebus. Tai, PM 100 eurų. Iš pačio YouTube'o. Iš pačio YouTube'o, bet vėlgi nepamirškit, kad YouTube'as perveda tik tada, kai surenki kažkokią sumą. 70. Taip, nuo tos sumos tu vis tiek turėsi sumokėti PVM, GPM ir panašiai, tai gausis taip, kad tau jau ne 100, o ten 70. Jo. Tai vienas būdas. Tada aš naudojau iHerbą. iHerbas tai realiai affiliate, tavo linkai, kur... Taip, affiliate linkas, tai tu čia gali naudoti Amazoną, iHerbą, susirasti kitų puslapių. Esmė tokia, kad tu gauni nuorodą, tu nuorodą daliniesi ir tie, kurie pasinaudoja tą nuorodą, tu gauni procentą. Taip. Tu tą procentą gali panaudoti jų puslapyje arba tu gali tą procentą gauti į savo sąskaitą. Su iHerbu istorija pasikeitė dėl to, kad jie pakeitė taisyklės ir dabar ten moka mažiau, automatiškai nukrito visi pardavimai. Realiai, dabar labai sunku būtų. Aš šiaip Lietuvoje su iHerbu 1,5 metų esu pirmas. Visą laiką, jo. Tai kai aš pradėjau, tai ten buvo tokių, kurie pirmavo, bet po to aš labai stipriai visus aplenkiau. Tai iš iHerbo irgi mėnesį gali uždirbti apie 100 eurų. Tai po to kitas dalykas seka jau tie vienkartiniai, ką visi daro iš tikrųjų. Tai aš tai gal truputėlį papildysiu, affiliate, tai suprasite, tai iHerbas tavo atveju yra ten tokie pinigai. Jo, tai čia. Mano atveju iš affiliate užsidirba ten gerokai virš 500 eurų per mėnesį, nors aš turiu... Priklausomai kokie affiliate. Jo, kokie affiliate, koks produktas, koks ten naujienas išsiųs, nesiųsi, tai realiai vėl tie affiliate gali uždirbti ir ženkliai geresnius pinigus, sakau, būna mėnesių, kad 1,5 man krenta, nors pas mane followerių Facebook'e 4500, o YouTube'e 1500, tai reiškia, kiekiai, taip, ne. Tai čia žinai, tu gali, pavyzdžiui, Amazon'e, ne? Ir Amazon'e tu gauni, man atrodo, apie 3% affiliate nuo pirkinio sumos. Žiūrint nuo ko, yra kam nuo ko 10, yra nuo ko 5, nuo ko 3, priklauso depends on product. Taip, tai jeigu tu, pavyzdžiui, reklamuoji fotoaparatą ir tą fotoaparatą nusipirko 100 žmonių ir ta suma yra
205 tūkstančių eurų, tai nuo 205 tūkstančių eurų, jeigu tu gausi 10%, tai va 2,5 tūkstančio eurų. Bet su Amazonu ta problema, jog ne visi perka per jį, nes neturi PayPal. Amazonas nepriima PayPalo, o daugelis perka iš užsienio tam, kad savo PayPalo pinigus panaudot. Tai vėlgi kitas dalykas, kad iš Amazono afiliato Lietuvoje irgi gan sunku uždirbti. Reiktų ieškoti vietinių afiliatų. Vietinių afiliatų atsiranda, bet jų nelabai daug ir jie labai nemokus. Tai kol kas visi bando sutaupyti, gudrauti su kažkokiais PVM-ais, nurašinėti PVM-os, pervesiu be PVM-o, nu žodžiu, bet su jais ginčytis sunku dėl to, kad realiai taip neturėtų būti. Turėtų būti va suma, tu tą sumą gavai, o tie PVM-ai, mokesčiai čia jūsų problemos, aš gaunu tą sumą teisingai. Tai pas mus dar kažkaip bet ginčytis negali, nes nėra iš ko pasirinkti. Tai galbūt irgi verslo idėja kažkam, kas turi prekes ar paslaugas, pradėti tą affiliate, būti affiliate davėjų realiai, kad galėtų tokie žmonės kaip tu, kaip kiti vlogeriai, pardavinėti produktą už procentą realiai. Galėtų ta pati Barbora būti affiliate, klausyk. Ir visi naudotume Barborą, turėtume savo kodus, visi su kodu klientai gauna nuolaidą, o tu gauni procentą ir gyvenam. Žinai, marketų idėja. Jo, idėja. Bet gal ZZ pasileis, jie ten marketinguotis kaip buvo linkę. Anyway. Tai vienas būdas tai yra affiliatai, tada jau mes kalbėjom, tai yra paslaugos. Kitas labai populiarus būdas tai yra nuotraukos, ką daro labai daug įžymybių Lietuvoje, tai reklamuoja produktus. Ir už tos produktus už nuotrauką moka nuo 50 eurų iki 600 eurų. Jei nepaslaptis, tai Jagelavičiūtė, man atrodo, gauna už vieną nuotrauką 600 eurų. Pas ją ten eina kas antra nuotrauka reklama, pavyzdžiui, nusifotkina su Tesla, kur jinai ten išbandė laisvalaikio pramogos LT ir vat jinai už tai gauna 600 eurų. Tai aš mačiau kažkada, tai buvo Aneta idėjus Mužiko užpakalis savo išrietus ir čia šitų amino rūgščių. Nu tai galbūt kitas dalykas, daug kas barterių nenori mokėti, kaip ir sakiau. Tai gal barterių davė, gal sumokėjo 50, 100, 100. Ką ir pastebėjau irgi daro, kad netgi savo kažkokius produktus, tarkim, jeigu prekiauja papildais kažkas, tai irgi deda savo fotkę su savo produktais ir selina savo pačių. Taip. Paprastas tuavimą, tokį, vadinkim, brandą, ką importuoja. Tai vat tos nuotraukos, aš šiaip iš esmės tai realiai, kas daugiausia uždirba pinigų, ne tai kas daugiausia atneša pinigų, tai yra paslaugos. Tai tai, ką tu pats pagamini, kokį produktą sukuri pats. Bet kokiu atveju paslauga, tai yra, jeigu tu esi, tarkim, mašinų apžvalgininkas, tai reiktų pagalvoti, ką tu gali parduoti kaip paslaugą. Dėl to, kad pirmas dalykas, paslauga tai yra tas daiktas, kur tu įdedi tik savo darbą, tai išlaidų mažiau. Taip. Kitas dalykas, toj srity reiškia, tu esi jau ekspertas, profesionalas, tu tai tą moki daryti, tau lengviau tą daryti. Kiti kaip ir stebėsi, sako, kaip tu taip greit padarei mitybos planą, tai kai tu turi dieną padaryti po 3-4 planus, žinai, tai tu jau ant tiek greitai moki skaičiuoti ir matyti žmogaus situaciją, kad tu tiesiog greitai tą darai. Kai aš pradėjau daryti, tai aš sėdėdavau prie plano po 2 valandas, žinai, ir tenai skaičiuodavau ant kalkuliatorių, dabar man taip jau nebereikia, aš jau greičiau tą darau. Tai atsiranda, žinai, įgūdžiai. Tai bet kokiu atveju, kaip ir pas tave, tu parduodi paslaugas, ane? Tai aš parduodu paslaugos daugiausiai uždirba. Produktai, prekės irgi gali uždirbti, bet nereiktų pamiršti, kad tai yra išlaidos, tai yra kaštai. Kaip klausai tavo tu darei marškinėlius, įvairiausius tokius? Tai nėra verslas. Tai nėra verslas, tai yra daugiau toksai savo brando pozicionavimas rinkoje, žinai, kad žmonės matytų, iki šiol užsako, bet aš taip nepušinu tų marškinėlių ir džemperių dėl to, kad iš to neuždirbsi. Tai nėra ta rinka, Lietuva yra per maža, kad iš prekių tokių uždirbti, ypač iš savo brando prekių. Jeigu aš paleisčiau kaip kokią Salt parduotuvę, žinai, kur vien tik pardavinėčiau Adidas, Nike ir taip toliau, galbūt per mane pirktų, nes mane žino. Bet vėlgi atsiprašau, tu visko daryti negali, žinai. Tu, ta prasme, nesi guminis ir nesi robotas, tai reikia atsirinkti, ką tu gali, iš ko tau labiausiai sekasi uždirbti, tų laikytis dalykų. Galbūt ateis kažkas naujas, apsvarstai tą galimybę, ar tau verta, bet tada kažką paleidai, nes iš tikrųjų vienu metu pavežti labai daug visko yra sudėtinga. Nes nespėsi tu dalintis ir Aherbu, ir Amazono, ir to linkais, žinai. Galų gale gausi tokias kaip ir vien tik tais, kad selini ir daug. Jo, gausis vien, kad tik reklama, žinai, tai irgi atrodys labai, ir tas pušinimas bus toksai, irgi reiktų labai atsargiai su to pušinimu.
Kita, toks į pabaigą, bet dar tai kelias klausimų, manau, kas žmonėms būtų aktualu. Žiūrėk dabar, tavo visas tas hobis pavirtęs realiai verslu nemenku ir čia visa socialinė tokia žymybė. Ar jisai nepakenkė tavo esamam darbui, vis dar esamam? Mano laikrodžiai visą kitą. Mano esamam darbui pakenkė dabartinė Lietuvos ekonomika. Bet aš turbūt labai sėkmingai pradėjau daryti video blogus ir užsiimti motyvuotais atletais tuo metu, kai labai stipriai buvo atriboti rusai ir baltarusai nuo Lietuvos, nes tai buvo didžiausia perkamoji galia laikrodžių srityje. Taip, kas pirko laikrodžius ir tai teisingai, brangius laikrodžius, nes aš užsiimu brangiais laikrodžiais. Ne Q&Q, nes kaip pirko, tai perka. Aš užsiimu, galima sakyti, nuo Omegos ir aukščiau. Tai tų laikrodžių pardavimai tikrai krito ir to laiko atsirado daugiau, todėl aš ir užsiėmiau motyvuotais, bet visgi aš nemetu to darbo, aš toliau dirbu su laikrodžiais, turiu svetainę chrono.lv, kurią ir tau siunčiau. Tai visi, kas ieškote laikrodžio, chrono.lv. Mes su partneriu turim svetainę, vežame visus absoliučiai laikrodžius ir taip pat dirbu Laimės tilte, dar pusę etato ir nežinau, žiūrėsim, čia yra visokių, planų, yra planų antrinę rinką užsiimti, kaip nešiotų laikrodžių, bet supranti, kai dabar yra toksai sąstingis ekonomikoje, baltarusai nevažiuoja, Grybauskaitė uždarė visas sienas rusam visiems, jie irgi nevažiuoja, lietuviai patys nėra ta nacija, kuri išlaidautų prabangai, mūsų prabanga apsiriboja tik tai gerų namų ir gerą mašiną. Tarsi nėra suvokimo apie brangius laikrodžius, aksesuarus, juvelyriką, apie investiciją į deimantus, apie investiciją į limituotus laikrodžius, apie šitų daiktų vertę, kaip galima sakyti, savo vertės įvertinime, žinai, kam tu sunkiai dirbi. Tarsi netgi tas pozicionavimas, kai žmogus, žinai, vairuoja X6 naują iš salono ir vaikšto su Apple laikrodžiu, čia tai tą Apple laikrodį turi ir vaikas, žinai, kuris važinėja su dviračiu. Tamagošis realiai. Tai jo, tai gaunasi taip, kad, žinai, nelabai taip logiška. Tai realiai tau gavosi, kad lyg ir viena tavo darbo sritis kažkiek susitraukė, o hobio dalis ją kompensavo ir finansiškai, o bendrai finansiškai žiūrint, jeigu atvirai padidėjo tavo pajamos bendrai žiūrint katlą? Padidėjo, aišku, tai aš dabar skaityk dvigubai daugiau dirbu, tai... Ir pajamos dėl to kalbama. Taip, realiai, šiaip labai yra toksai, galima sakyti, Gary Venturukas, ne? Taip, Geris, jisai maladėts bachūras, jisai labai protingai šneka, jisai aišku vis tą patį per tą patį kalba, bet esmė, kurią žinutę jisai bando perteikti, yra, kad kiek tu įdėsi darbo, tiek tu ir uždirbsi. Galbūt ne iš karto, bet vėliau. Ir jeigu tu tikiesi nieko neveikdamas uždirbti, taip nebus. Aš savo atveju žinau, kad norėdamas uždirbti, dėja aš teikiu paslaugas, todėl kuo aš daugiau dirbsiu, tuo aš daugiau tų paslaugų suteiksiu, tai automatiškai aš keliuosi 6, aš einu gult 11, aš visą dieną absoliučiai dirbu ir pas mane, kaip ir sakiau, nuo šiandien iki gegužės 1 yra suplanuoti visi savaitgaliai seminarai, reiškia, aš neturiu ne vieną šeštadienio laisvo, sekmadieniais dažniausiai aš irgi darau video blogus, nes aš pasiruošiu savaitę į priekį ir gaunasi taip, kad aš dabar neturiu išeiginių. O tai tu neturi net laiko pažiūrėti teliko? Žinok, aš pažiūriu teliką, žinai kaip pažiūriu? Valgau ir žiūriu serialą ir mano serialas gaunasi mini serialais, nes aš šiaip dievinu serialus ir pas mane gaunasi, kad aš kol valgau 10 minučių, pažiūriu, sustabdau, tada per pietus tęsiu, damušu, žinai, tai būna, kad damušu tik kitą dieną. Bet tokio, kad chill, tipo atsisėdai ir savo telikas 2 valandas. Ne, čia yra jau prabanga, ne. Tai iš tikrųjų tai yra labai, galima sakyti, lygiavertis dalykas. Kiek tu įdėsi darbo, tiek uždirbsi, bet šiuo atveju, negaliu skūstis dėl to, kad atvirai pasakysiu, įdedu daug darbo, tai būtų keista, jeigu nepavyktų uždirbti ir turbūt nedaryčiau tiek daug ir taip stipriai, intensyviai, su tiek daug energijos, jeigu tai visiškai neatneštų man pajamų. Papasakok truputėlį, mes judam pabaigą, bet apie planus, kokia tavo planai, vizija su savo vlogu, su savo to visa komunikacija, ką tu dar turi, ką tu dar nori padaryti? Vizija, žinai, buvo vizija sporto klubas.
bet kiek beskaičiuotum su Lietuvos, su Vilniaus nekilnojamo turto nuomos kainom, tai yra tiesiog ne vizija, o bankrotas, nes reikia turėti labai gerą užnugarį finansinį, kuris tave tiesiog pinigais maitintų, kol tu perlipsi tą būtent lūžio tašką iš minuso į pliusą. Žinai, aš tų pinigų neturiu, bet labai norėčiau, aš idėjų turiu, aš tokių idėjų turiu iš Amerikos parsivežęs, kad čia dar tokio klubo nieks ir netidarė, bando, bet netidarys. O šiaip nėra, supranti, visos tos idėjos jos gimsta savaime. Aš neturiu tokios kaip vizijos, kad vat, po metų bus taip. Aš net neturėjau tos vizijos, kad aš videoblogus darysiu kas antrą dieną. Aš neturėjau vizijos, kad aš sukursiu ten tą Fit Body programą su jėgos diržais. Aš dabar vizija artimiausiai yra naujas projektas, kelionių projektas vasarą, kurį aš vystau, ieškau rėmėjų ir jeigu rėmėjų surasiu, tai aš tikrai darysiu. Ir bus tikrai super duper variantas dėl to, kad yra jau ir GoPro kameros ir užsakytas dronas ir greičiausiai reikės patobulinti ir savo kamerą ir bus tikrai kokybiški video ir kelionė irgi labai gera. Ir na, vat, tai ir aš, žinai, aš planuoju ne taip toli, bet tam visam reikalė, kai tu dirbi ir gimsta tos idėjos, gimsta kažkokie, gal ateina žmonės į tavo gyvenimą, kurie pasiūlo kažką tai. Na ir tiesiog step by step, žinai, nepušinu. Aišku, aš visą laiką savo mintyse kalbu, kad viskas yra gyvenime laikina. Ir tu turi vis tiek turėti planą B, C ar D ir galvoti apie tai, ką tu darytum, jeigu tai pasibaigtų. Tai turi turėti visą laiką planą B. Bet šiuo metu jisai dar kol kas nesugalvotas. Nu, aš turiu laikrodžiai. Manau, kad ta dalis vis tiek... Bet čia gaunasi planas A, nes vyksta paraleliai. Okay. Nu, fair enough, bet tai man smagu, žinai, matyti, kad neapsistoji ties kažkokiu tai vienu projektu, kad realiai turi ir tą, ir tas irgi, ko žmonės irgi kartais bijo, atrodo, dirbu savo darbą ir daugiau nieko daryti negaliu, žinai. Ne, reikia, žinai, kai kiti iš viso galvoja, jie galvoja, va taip man patinka tas dalykas ir aš dabar mesiu darbą ir pradėsiu daryti tą. Jokių būdų. Tarsi, tu turi pradėti daryti tai, kas tau patinka, aistra tavo hobis po darbo, savo laisvų laikų, nesvarbu iki 2 nakties, 3 nakties, miegok mažiau, bet jeigu to tu tikrai nori, tu daryk tai ir tada po tų 10 mėnesių, galbūt kažkam pasiseks po 6 mėnesių. Nežinia, ar mes dar čia. Yes. Stop recording. Pasižiūrėsim. Jo, nes norėjau tokios kaip ir pažiūrim. Jep. Techniniai nesklandumai. Jo, Žilvinas vadinasi pamiršta pakrovėją pajungti ir gaunasi taip, kaip gaunasi visada, žinok, pas mane būna taip. Tai, žodžiu, bet ir ką, ten dar matau, kad įsirašinėja, sukelsim šitą video į Facebooką, sukelsim į YouTube'ą, kad žmonės galėtų pasižiūrėti. Paskutiniai tokie tavo, nežinau, palinkėjimai vėl tie žmonėms, kurie dar nepradėjo ar nori pradėti, ką tu jiems palinkėtum? Gerai, jeigu turite idėją ir turite backgroundą ir turite kuo pasidalinti ir jūsų žinios yra iš tikrųjų pagrįstos jūsų įsitikinimais, jūsų žiniom ir jūsų tvirta nuomonė, kurią jūs galite argumentuoti ir įrodyti, tai būtinai pradėkite tą daryti gal po darbų, tada kai turite laisvo laiko, nelaukite rytdienos, nelaukite po metų, jeigu norite dabar, tai tiesiog pradėkite, darykite ir laukite to rezultato, nenustokite po 1-2 video, negausite tam tikro responso ir pamatysit, nežiūrėjo niekas, tai nesustokite.
jūs turite darbais įrodyti, ko jūs verti ir po laiko tai žmonės pamatys. Tai pagrindinis dalykas, pradėkite, darykite, pastovumas, jokių būdų nesustokite ir aišku išlaukite, o vaisiai jie ateis bet kokiu atveju, tik tai laiko klausimas kada, jeigu jūs nesustosite. Ok, tai dirbat nuosekliai, su jumis buvo motyvuotas atletas Artūras Von, ačiū, kad užsukai. Ačiū, Žilinai, kad pakvietei. Tai ką, geros dienos jums ir pasimatysim kitose laivuose ir gyvenime šiaip. Viskas. Čiau. Iki.